kad gyventume sveikatoj, laimingi, patenkinti gyvenimu, būtina mums savo vidų nuolat ir pastoviai pildyti džiaugsmu, pasitenkinimu. Ir žmonės dažnai klausia, tikrai dažnai klausia žmonės, tai kaip gali džiaugtis, jeigu neįmanoma džiaugtis, aplinkybės vien tokios ir kažkokios. Vat už tai Dievas mums ir sako, kad gyvybė ir sveikata ir ramybė yra Dievo pažinime. Tai reiškia, kai betarpišką bendravimą pirmoj eilėj turim ne su aplinka, ne su žmonėmis, o su Viešpačiu. Tai reiškia savo mintis ir protą, ir žvilgsnį, vidinį žvilgsnį, vidinio žmogaus kreipiame ir bendraujame pirmoj eilėj su visagaliu aukščiausiu Viešpačiu. Su tuo, kuris gali nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ir suprantame. Šiandien paskaitykim Hebrajams 11 skyriaus 6 eilutę, kur parašyta aiškiai: o be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai ieškantiems jis atlygina. Įsivaizduojat, koks gėris. Aiškiai Viešpats sako, kad be tikėjimo, be to tikėjimo, tai reiškia tai, ko nėra, vadinti taip lyg būtų, o vadinu taip lyg būtų tik todėl, kad žinau, kad Dievas tą jau man davė, jis jau tą padarė dėl manęs. Jis man atidavė savo ramybę, savo sveikatą, savo aprūpinimą, bet aš pasiimu tikėjimu, nes be tikėjimo, aiškiai sako, neįmanoma patikti Viešpačiui. Kas artinasi prie Viešpaties, tam būtina tikėti, kad jis yra. Ir tada koks užtikrintumas, kad Viešpats uoliai ieškantiems atlygina. Įsivaizduoju, čia yra tas žodis uoliai ieškantiems. Uoliai tai reiškia, įsivaizduokit, kiek reikia save motyvuoti, disciplinuoti, kad ieškoti. Įsivaizduokit, pametėt namie raktą, ir ten kažko ieškot. Ar ne, kad ir vazelino lūpom aš dažnai ieškau. Tai jeigu šiaip ieškosi, jeigu tau nesvarbus tas daiktas, tai tu biškiuką paieškai ir tau vienodai. Ir toliau neieškai. Bet jeigu tau tikrai reikia, net materialaus daikto mes ieškom. Ir Viešpats taip ir sako, to Dievo pažinimo, to tikėjimo, to gėrio čia žemėje, Dievo pažinimo, mes galim atrasti tik uoliai ieškantiems. Uoliai. Tai reiškia, kad savo laiką, dėmesį skiriu tam Dievo pažinimui, kuris atrodo kaip ir nematomas. Nes aš turiu paklusti jo žodžiams, gilintis į Dievo žodžius, ką jis sakė, nes aš iš to tik tai galiu pažinti Viešpatį. Be to, artimiausiu metu atsakysiu į keletą, atskiroj laideliai trumpoj, atsakysiu į keletą žmonių žiūrovų klausimų, nes tikrai svarbu, kad užduodat klausimus, kaip pažinti Dievą ir taip toliau. Tai atskiroj laidoj apie tai plačiau tada padiskutuosim. Nes be tikėjimo Viešpats sako, neįmanoma pažinti Dievo. Tai be tikėjimo tai reiškia tai, ko nėra. Dar šiandien aš nematau, bet aš tikiu Viešpate, kad tu esi ir tu tai darai. Aš žinau Viešpate, kad tu esi su manim. Aš žinau Viešpate, kad tu šiandien veiki ir netgi gali nepalyginamai daugiau. Kaip, sako, gali Viešpats nepalyginamai daugiau veikti? Per tikėjimą vidiniam žmoguje, kai per tikėjimą Kristumi. Ir per tą vidinio žmogaus tobulėjimą, Dievo pažinimą. Kitaip
neatrasim to tikėjimo, neišsiugdysim. Ir tai yra žmonių, mano pavyzdžiui, ar bet kurio jūsų, negaliu pasakyti, kad čia ne pastangos, nes kūnui, bet turiu tokią schemą, dar irgi labai jinai gera, vat kūną mūsų, čia žemėj, kurį mes visi turim kūnus, būtina disciplinuoti, nes mes sudaryti iš kūno, sielos ir dvasios. Vat siela tai yra mūsų emocijos, mūsų mintis, įpročiai, pasirinkimai, mūsų valia, reiškiasi kūne ir tą sielinę dalį mums reikia būtinai disciplinuoti. Bet disciplina yra pačio žmogaus dalis. Dievas jūsų negali disciplinuoti. Jis mums davė laisvą valią rinktis. Bet jis pasakė, ką rinktis gyvenimą ir gėrį. Bet gali kiti pasirinkti visai kitą dalyką. Ir Dievas toliau stebės žmogaus gyvenimą, nors tas gyvenimas tikrai nieko gero. Bet čia, kol gyvenam žemėje, tikrai linkiu, žmonėm, visiems noriu, bet čia tas noras mano toks nepriepiamas. Bet bent jau, kaip čia pasakyti, kiek nuo jūsų priklauso, patys save disciplinuokite. Ugdykite tinkamus įpročius. Dievo pažinimui skirkite laiko, kad tikėjimą ugdyti širdyje, nes be tikėjimo neįmanoma patikti viešpačiui. Nes kas artinasi prie viešpaties, tam būtina tikėti, kad jis yra ir uoliai ieškantiems atlygina. Vadinasi, atstato sveikatą, atstato santykius, duoda ramybę. Ramybė, vat vidinė ramybė. Kad ir kas bevyktų, kad ir kaip tavęs atrodo negerbė aplinkoj artimoj, negerbė, atrodo ant tave, koja šluostosi. Tai reiškia, visada priekaištauja, nepagarbiai elgiasi, elgiasi priešingai, ar ne? Ir kaip toj aplinkoj, tą tikėjimą turėti. Tai tik tai, gerbėmieji, tik tai mintis ir protą nukreipiant į Kristų. Nukreipiant į Kristų ir prisimenant, kaip Kristus atleido ir kaip Kristus elgėsi. Tik tai per tikėjimą tu gali nesitapatinti su ta toksinė aplinka. Ir nesakau, kad toksinėje aplinkoje reikia būti. Jie reikia keisti. Bet keisti reikia, kad tu galėtum pakeisti aplinką, tau reikia būti prisipildžius pačiam šviesa. Prisipildyti dievišką šviesą, tikėjimu. Nes kitaip nepakeisi kitos pusės, tos aplinkos. Nes viešpats sako, ten, kur tu esi, ten aš esu. Jeigu aš tą suprantu, vadinasi, kas ką besakytų, aš nereaguosiu žmogiškai. Bet tam reikia augti, stiprėti, Dievo jėga, iš jo šlovės galios. Nes šiaip paprastai tas nevyksta, nes žmogus ir įsiskaudina. Ir mes esam, emocinės būtybės visi. Ir girdim, ir suprantam, ir nuliūstam iš karto, kai girdim blogus žodžius. Ir nesakau, kad tai yra gerai ir normalu, be abejo, tai nenormalu. Bet mes visų žmonių nepakeisim. Bet mes galim keisti požiūrį, savo požiūrį į tą situaciją. Mokėt nurimti, būt patenkintu savo gyvenimu. Kuo būt patenkintu? Tuo, kad aš viešpatė turiu vidinių jėgų, aš žinau viešpatė, ką tu apie mane manai, ką tu apie mane sakai. Ir aš viešpatė į tave dabar koncentruojuosi. O kvailų ir nemokšiškų ginčų vengiu. Sako, venk kvailų ir nemokšiškų ginčų. Ir kiek nuo tavęs priklauso, būk taikus su visais. Kiek nuo tavęs priklauso, negali už kitus atsakyti, tik už save. Ir mums žemėj reikia mokytis, nuolat reikės mokytis keisti save. Vat būtent per tą tikėjimo, Dievo pažinimą. Ugdant tikėjimą, už tai, kodėl taip svarbus tikėjimas, Dievo pažinimu. Nes tada mūsų vidus keičiasi, vidus auga. Iš šlovės į šlovę, kaip viešpats sako. Ir Dievas nenori, kad mes pasiliktume vis, kaip čia pasakyti, tokiam pat lygyje. Už tai mes ir gyvenam žemėje, kur
matom, kaip viskas keičiasi. Jeigu ir pasodini augalą, jis nepasilieka, kaip čia pasakyti, visada labai maža sėklytė ir neauga. Jeigu pasodinom kažką, auga. Ir iš daigelio išauga didesnis ir gėlė atsiranda. Taip ir Viešpats nori, kad tas tikėjimas, Dievo jėgos stiprėjimas augtų mumise, kad mes turėtume vaisių rezultatą. Tai reiškia, mums nebūtų taip, kaip čia pat skausminga tam tikroje aplinkoje būti. Neįsižeisti, kaip neįsižeisti. Taip, kaip jeigu yra sveikatos problemos, kaip nesusitapatinti su ta aplinkybė ir neišsigąsti, bet žinoti, kad Dievo jėga veikia manyje, nes jis išgydė visas mano ligas. Ir taip, tokiu būdu mes Dievui duodam šlovę ir garbę. Tokiu būdu, kai mūsų didžioji dalis dvasioj ir sielinio žmogaus vidinio, tapatinasi su Dievo tiesa. Dievo tiesa tai tas, kas parašyta Dievo žodžiuose, iš kitur aš nežinau. Tik tai žinau iš čia, iš kur parašyta, iš Dievo žodžių. Kad Dievas yra tikėjimo Dievas, Dievas yra geras mūsų ganytojas, jis mūsų gydytojas, jis mūsų pagalba, jis mūsų skydas, mūsų tvirtovė, mūsų uola. Kada mes tikime, kada aš tikiu, kada jūs tikite, priimate tai. Kada jums tai yra absoliuti tiesa. Vat kodėl be tikėjimo, Viešpats sako, neįmanoma patikti Viešpačiui. Nes kitaip nėra ryšio su Viešpačiu, nėra bendravimo, nes jis yra nematomas, tik tai per visą kūriniją mes jį galim suvokti ir suprasti. Ir todėl be tikėjimo neįmanoma jo pažinti. Bet yra nuostabus pažadas šiandien mums, kad būtent jeigu uoliai ieškom, jis būtinai atlygina. Šiandien tikiu, kad atlygina tau ir duoda sveikatą, duoda pasitikėjimą, atstato jūsų savivertę. O kaip atstato? Nes jūs atkreipiate dėmesį jo žodžius, klausote, kad Dievas sako, kad jis jūs šiandien vertina ir brangina. Ir jums tai tampa tiesa ir jūsų vidinis žmogus, ta vidinė savivertė atsistato. Nes jūs būtent į Dievo tiesą atkreipiate žodį. Uoliai ieškote Viešpatės. Ir jis tikrai sako atlygina. O tas atlyginimas išoriškai matoma ramybė. Tegu tai išoriškai matoma ramybė reiškiasi jūsų aplinkoj ir ten, kur jūs esate. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.